šiandienos testų tikslas pagrindinis, aišku, buvo susipažinti iš naujo, susipažinti su žvyrdanga, pajausti skonį. Tarp dantų jisai girgždantis, toks pats skanus kaip ir praėjusiais metais. Be abejo, apsiprasti pačiam, priprasti prie to, ką girdėjai iš šturmano, nes nuo žiemos lenktynių, nuo paskutinio žiemos ralio mes kartu vienoje mašinoje nesėdėjom ir nesiklausiau jo taip atidžiai, kaip turėtų klausyti ralio pilotas, ralio šturmano. Be abejo, patestuoti automobilį, kuris irgi turėjo tam tikrų pakeitimų. Pabandėm keletą reduktorių skirtingų, tai vieną su vienokio tipo blokiruotė, kitą su kitokio, padarėm savo išvadas, atsakėm savo į kai kurios klausimus, išbandėm automobilio patobulinimus, ar jie laiko, ar jie leis jau neužilgo viso sezono metu važiuoti greitai ir pretenduoti į aukščiausias pozicijas. Tai šiandien planas maksimum, emocijos geras, oras geras, tikslai pasiekti. Žinom, kur slepiasi tos kelios dešimtosios sekundės dalių, kurias šiandien suradom, ir manau, kad su puikia nuotaika keliaujam į vasaros sezono pradžią. Šiandien diena pavasarinė puikiai, pirma po žiemos miego, kaip sakoma, po sportinio žiemos miego. Ištraukiam automobilius, sąnarius paankštinam, druskėtus ir šiek tiek parūdysius. Yra viskas tvarkoj. Geras darbas buvo iki dabar garaže, mechanikų, automobilis paruoštas, visada, kaip sakyti, šiek tiek patobulintas, šiek tiek žinių, kažko labai kardinalaus nėra, bet žingsniukas po žingsniuko viskas geryn.